Kaip klientai tavo per tokias dulkes pavažiuoja? Mes taip nevažiuojam. Mano ribotuvai yra nei daugiau. Kokiai Lenkijai? Biški įsibėgėt? Nešok, žinai, čia į apačią bus. Iškakinus nusidarys, marzinai. Na ką, sveikinasi iš mano ofiso. Šiandien turėsim visai gal įdomią dieną. Atvažiuoja vienas lenktynininkas, kur lenktyniauja su bagiu. Gal nėra toks žinomas. Susitikom, mes iš tikrųjų įdomiai susitikom Vytautas Spa Mineral. Tada aš policiavau ir mes susitikom ir įsišnekėjom. Tai jis atvažiuos pas mane į Tauragę su savo bagiu. Pasidarysim mini treniruotę, praseisim, duosiu tam tikrų keywordsų, ką reikia būti geram ir kaip reikia važiuoti. Ir neužilgo bus jisai čia. Kas pas manęs atvažiuoja, iš tikrųjų fainai pasidarom tokias nuotraukas, prisiminimų, lentą tokią ant sienos. Lentos nėra, siena yra. Kas atvažiuoja pas manęs, padarau vieną sau ir vieną jiems, kad jie turėtų prisiminimus. Tai manau, kad čia gal užsipildys visas ofisas. Arba ne. Bus matyti. Ko laukti? Mojuoju šventiesiems. Tai su tokiom mašinom reikia tempti dabar. Tai kad kitokį neturi. Nu, parodyk, kad tu čia dabar turi treniruočią, ne? Maniškis tas jau padarytas. Kur tu važiuoji ir varžybas? Jo, greičio dėžę perinko dabar Jonelis, nes jau 5 štukus. Biškai kitoks, ne bagis. Šiek tiek padarytas. Šiek tiek. Kodėl tu važiuoji su standartiniais stabdžiais? Todėl, kad dar neišmokau su 2 kojom važiuoti. Pas manęs Joanai sudėti yra. Bet tai sakė, jo, kiek 4 gabalai. Aš gavau nemokamai. Esu lankai įsidėjęs, žinai, bet čia tokį pasidaręs, aš pats taip nelėkiu, žinai. Bet saugu. Saugu, žinai. Man tai smagiau važiuojas be tų lankų, nes lengvesnis, žinai. Na. Yra. O čia lankas jau ant kiek kilogramų užsideda. Nu, okei, viskas, ką, einam, tada einam. Planas važiuojam į mišką, pabendraujam, papasakosiu, kas kur kaip. Ir esmė paprasta. Dakare, pavyzdžiui, ar lenktynėse, tu turi važiuoti greitai, kai tu matai. Jeigu tu nematai, stabdai. Tiek, kiek matai. Kiek matai, važiuoji. Jeigu nematai, nieko nepasitiki, lėčiau važiuok. Tas 200 km, čia ne 5, ne 10 km, žinai. Šitą Vengrija išmoko. Na, tai va, tai tas į kairę tą posakį išmokai, ne? Jo. Kilometras tiesiai follow the road. Žvirkelis, eilinis žvirkelis, platus. Ir jo posakis iš išorės į vidinę ir ant galo dar užsisuko. Ir ant to lūžio grinai nugyveldinti tie akmenys ir viskas. Šturmanas irgi sako, follow the road 3Ks, nu 3 km. Ir tam taip posakį. Ir jis jau nesako man tų posakų, nes yra follow the road ir viskas, o tam yra taip. Aš pagavau save, kad jau pradedi važiuoti ne savo instinktais, o tipo klausai knygos iš šturmano, ne? Va, ten bus duobė, tada jau pristaviojo, va, kelias tiesiai, nėra jokių šauktukų, tai ir meni, žinai. Bet būna nepažymėtų vietų labai daug. Tai viskas, tada ką, aš šoksiu šitą, tu tada su savo važiuosim. Alles gut, alles fein, na meine. Imsim šalmukus. Šilta. O tu pasiruošęs? Visada. Tuštokas. Kiek telpa pas tas? Kem gal, ne? Ai, tu net nedėjai didesnę baką, ne? Išėmiau dabar. Siema paprastai tau? Per dugną. Nepaprastai tai padarė, kad nepaprastai išsiėmė. Pasiruošę? Važiuoja. Lemba 1.5 pripučiau slidoką su juo. Turėtum ledus ant galo susidėjęs 4, tai metras nuo šiknos galėčiau važiuoti. Geriau lėčiau, bet užtikrintai negu greitai, ne? Ir žinai, kas posakio laukia. Jo.
Duobė biški bus. Čia šaka biški tokia po dešinę. Aha. Ir čia į kairę aštrus. Daug geriau su to platesniu pedalų stabdžiu. Kaip klientai tavo per tokias dulkes pavažiuoja? Mes taip nevažiuojam. Čia biški šaka atsargiai. Važiuosim. Atsargiai aštrus bus. Su kairė stabdai? Jo, dabar pedalas platus, labai patogu. Bus už 100 metrų į kairę toks. Jau pamečiu. Gavai biški dulką. Radikas net neužšilęs 8 laipsnių. Vagis prilipęs prie žemės. Dabar čia į dešinę. Čia biški bus duobės, biški lėčiau reikės važiuoti. Nieko, gražiai prašau, kokiai Lenkijai. Mano ribotuvai yra, negidai daugiau. Mano irgi. Čia atsargiai, čia jau į apačią, čia šokti negali. Biški įsibėgėt. Nešok, žinai, čia į apačią bus. Bet čia galim. Sustosim. Aš tai gerai dulkių negavau. Nieko nebijau dulkių. Egidijus gavo biškį dulkių, bet ne pirmąjį, ne paskutinį kartą. Aš irgi Dakare taip atrodo visą laiką. Svarbu, akis baltas, žybi. Kas mūsų neuždusina, padaro stipresniais. Jau pamečiu. Tikrai taip ir sakau, jis dabar įsidėjo biškį didesnį pedalą stabdį, tai mokinasi su kairė. Bet sakė labai jam gerai. Tai sakau, kuo daugiau kilometrų, tuo daugiau tu ir suprasi viską. Kuo daugiau, žinai, atsitiks nelaimių, tai niekam nelinkiu, bet kažkokių, žinai, iš klaidų turi mokintis, įslydai, dar kažkas, tai žodžiu turi geriausia daug... iš kitų patirtį susisemti negu savo blogą patirtį. Aš tai, mano patirtis yra, nežinau, gal viešai pasakysiu, tiesiog važiuoti saugiai, su protu, nežinau, kaip daug kam užveria kraujas, šūdas, kaip sakoma, žinai, ir tada nebegalvoja. Aš toks šaltais nervais, jeigu jis tas beprotis, jeigu važiuoja, jis ilgai nevažiuos tam 200-300 km. Ir pats gali irgi kartais padaryti tų klaidų, bet geriau šaltas protas kalba už save. Savaitgalis. Grįžom, pravažiavom apie 50 km, iniciatyviai. Kolega
Gidijus biški dulkėse, bet Patirtis normalu. irgi. Kai važiuoji pirmas, žinoti reikia. Pirmam yra geriausiai, negauni dulkių, laisva vieta, matai geriausiai, kai važiuoji paskui, tai yra sudėtinga. Dakare irgi daug esu važiavęs paskui, tai tikrai nesmagu, lenki, kartais kolegos nesitraukia. Tiesiog reikia kuo daugiau kilometrų važiuoti, tiesiog šiandien pravažiavam tos, kaip vadinamus, popus, amortikai veikia gerai, o tie mažesni nugės, tiek tie sportiškesni, amortikai jaučiasi tos mažas duobytas. Ne taip, kai didesnės. Bet jų mažuma bus turbūt. Mažuma, tai aš nežinau, po revizijos tavo tie amortikai dabar, ne? Nu, tu gali skirtumą pasakyti, prieš tai važiavai dabar. Kaip nauji. Kaip nauji. Tai va, tai atsiminkit, gera technika, geras rezultatas ir aišku, gera technika visą laiką kainuoja, bet nori gerą rezultatą, reikia investuoti. Šiais laikais pigiai ir gerai nėra. Tai va, ačiū, iki sekančio susitikimo.